Sveiki, labas vakaras. Na, Labas vakaras. šiandien tikimės, kad viskas veiks puikiai, kad bus geras garsas, viską pasitikrinam. Taip. Pas mane garsas yra, girdžiuosi. Galite komentaruose parašyti, ar yra viskas gerai ir pakomentuoti, truputėlį luktelsim. Šiandien tokią temą, žinai, užkėlėm, mitai ir faktai. Ir dar tikriausiai labai paskatino tas komentaras, kur sakė sektos. Ai, ten tos sektos. Ir žiūriu, tikrai žmonėm galbūt trūksta informacijos apie tai, ne? Kas tai yra tinklinė rinkodara? Kaip jinai veikia? Nes dar tokių tų mitų visokių yra ir tiesiog. Ir kaip tu atsakei į tą komentarą, kad sekta? Ne, žinai, iš tikrųjų, tai aš tada, kai man pakomentavo taip, tiesiog po mano pasidalinto video, kur mes dalyvavom mokymuose, sėmėmės žinių ir tiesiog buvo, superinė atmosfera, superinė bendruomenė ir sekta. Ir galvojau, tas žodis sekta, žinok, net pamiršau, kad toks yra iš tikrųjų, nes jau senai bebuvau girdėjusi. Tai kažkaip tai galvoju, paguglinsiu iš tikrųjų, ką tas reiškia, žinai. Tai žinok, žodžiu, ir kažkaip sakau, galvoju, sekta, tai jeigu ta sekta yra, kur yra ir sveikata, ir bendruomenė, ir palaikanti, ir motyvuojanti, ir atrodo viskas tiesiog, kur tiesiog tu, žinai, nori gyventi, nori džiaugtis gyvenimu, nori siekti savo tikslų ir nori tiesiog keliauti su visais šitais žmonėm, mokytis įvairiausiam temam, kurios tu tiesiog tas žinias pritaikai kiekvieną dieną, tai galvoju, jeigu čia tokia sekta, tai tada aš džiaugiuosi, kad aš esu tokiai sektui. Tai kažkaip tikrai keista. Ir iš tikrųjų daugelis žmonių dėl savo klaidingo įsitikinimo praranda tam tikrų galimybių. Ir tose pačiuose mokymuose, kas man patiko, kaip Daivutė pasakė, suteik savo protui žinių, kad jis nurimtų. Jeigu kažkur kažkas priešinas, tai tiesiog savo protą trūksta tau naujų žinių. Tu turi jam suteikti informaciją, kad jis nurimtų ir tada tu galėtum vadovauti širdim. Man tai taip atsakė į tą klausimą, tikrai labai plačiai. Tai pradėsiu mūsų šią vakarą renginuką. Visus noriu paprašyti, kad komentaruose rašytumėt, ar jūs žiūrite tiesiogiai, ar jūs žiūrite dabar įrašą. Ir jeigu turite kokį nors tai mitą arba patvirtintą tiesą, būtinai komentaruose parašykit ir mes taip galėsim iškelti tą klausimą ir dar plačiau galbūt su Inga padiskutuoti, jeigu mes to mito nepaminėsim. Tai matau, sveikinas ir Aldutė labas vakaras, ir Nijolė labas vakaras, ir labas vakaras visiems. Jo, tikrai sveiki, tikrai drąsiai komentuokit, žinokit, mums tikrai labai patiems įdomu yra išgirsti, su kokiais dar mitais gali tiesiog susiduria žmonės. Ir tikrai, kaip Giedrė sakė, tiesiog išgirdę tą mitą, įsijungia kažkur tai viduje kažkokią baimę, tiesiog išbandyti tai, nes tai yra ypatinga galimybė, iš tikrųjų, dar kaip tik Giedrė, tu, man atrodo, buvai pasidalinusi apie tai, žinai, kaip iš tikrųjų, visas tas dirbtinis intelektas, visi tie robotai, atrodo, tiek daug yra tokių visokių naujovių ateinančių, kur, kartais tikrai tu susimastai, ar tu, tarkim, jeigu esi dar kažkur samdomam darbe ir ar tu ilgai dar būsi reikalingas, nes galbūt visi tie dalykai, pakeis, žinai, kai kuriuos žmogaus atliekamus veiksmus ir, tu tikrai liksi kaip ir, žinai, be darbo ir tada tu ką? Žinai, tada įsijungia ir stresas, ir depresija, ir, žinai, žmonės tikrai
praranda kartais net viltį. Tai va, tai iš tikrųjų, yra tų galimybių, yra tikrai daug pasirinkimo, ką galima daryti, veikti, kurti savo papildomo, galų gale dabar papildomo, o paskui viskas gali transformuotis į pagrindinį. Tai tikrai yra tinkamas laikas. Tai va, bet ir mes šiandieną tikrai norim išsklaidyti tos mitus ir kad žmonės tikrai drąsiau galvotų apie šią veiklą kaip tikrai puikią galimybę pasinaudoti. Žinot, bent jau pradžioj pabandyti, nes kol tu nepabandai ir nepraeini per save, nepajauti, tu negali nieko sakyti, taip kaip ir negali sakyti, kad tai yra neveikia, arba žinai, kaip būna, viena babutė sakė, neveikia, čia apgaulė ir taip toliau. Tai tiesiog tai yra išgalvota kažkokia mintis, kuri paskatina nesimti veiksmų. Tai va. Tai gerai, Giedre, aš noriu iš tikrųjų tau patį pirmą mitą. Šiaip tikrai nebesusiduriu, bet tikrai žinau, kad žmonių yra dar vis taip galvojančių. Tai kad tinklinė rinkodara yra piramidė. Tu nepatikėsi, bet šitas mitas vis dar egzistuoja. Dar visai neseniai mano viena konsultantė komentavo Žinok grupėje ir sako, čia aferistai, čia yra piramidė ir čia jūs, vienu žodžiu, tų produktų nepirkit. Ir tiesiog aš tenai pakomentavau, sakau, jeigu tai būtų piramidė, jums tučto jau reikės skambinti policijai, nes tai yra visiškai nelegali veikla. Bet suprant, Neolife'as yra nuo 58 metų. Tai reiškia labai ilgą laiką gyvuojantis verslas su labai kokybiškais produktais. Nes piramidėje jinai yra nelegali, ten dažniausiai nebūna jokio produkto ir už pritrauktų žmonės, tu žmonės tu pritrauki ir tau nuo jų yra ten išmokama ir paskui jinai ilgai negyvuojanti pranyktų. Ir tai visai neseniai buvo, žiūrėkit, ir per televiziją kalbėjo, kaip ten greitai prikvietė žmonių, kažkam buvo išmokėti, kas buvo pirmas, tam buvo išmokėta ir tada to kompanija dingo. Ir tie žmonės susigadino santykius su savo artimaisiais, nes jie suinvestavo didelės sumas pinigų ir tada tai yra tikrai nelegalu. Tai gadina ir tavo reputaciją, ir gadina santykius. Ir iš tikrųjų iš namų išnešami yra dideli pinigai, kad kažkas tas pirmas praloptų. Piramidės sistemą, žinot, kur dar matau? Mokykloje. Yra direktorius, pavaduotoja, sekretorė, ten mokytoja, dėstytoja, valytoja, ūkvedys ir taip toliau. Ir ta piramidė yra tokia susidėliojęs, nesu mačiusi, kad valytoja atsidurtų direktorio vietą. Bet pavyzdžiui, aš savo veikloje, nes mano veikla yra tinklinis marketingas, tai reiškia, mes einame į tinklą. Ir savo veikloje aš esu tas įrodymas, kad aš peržengiau tą žmogų, kuris man parodė tą galimybę. Aš padariau daugiau. Tai nėra tai, kad tu esi pirmas ir tu čia viską susišluoji, bet jeigu tu nieko nedarai, tu tiesiog gali perlipti ir užaugintis labai didelę šaką. Tai tu, Giedre, iš tikrųjų, tu jau palėtei dar kitą mitą, kuris iš tikrųjų yra ir tu gali galbūt irgi dar truputėlį praplėsti apie tai. Aš atsakiau. Uždirba. Ką? Atsiprašau, aš taip išsiplėčiau. Ne, žinok, viskas labai gerai, nes čia viskas apsijungia, žinai. Būtent iš to išeina, žinai, tas mitas, kad čia uždirba tik tais viršui, žinai, yra ir kad jau, ta prasme, kad viršui yra ir tu jau ten visi pinigai nueina ten. Tai dar praplėsk apie šitą vietą irgi, nes tu esi to grinas pavyzdys. Ir iš tikrųjų, tinkliniai rinkodarai nėra kažkokios viršūnėlės. Mes tai turime įsivaizduoti kaip kokį voratinklį, kuris plečiasi, toksai, jisai yra be galo įdomus, kad kiekvienas gali
pralenkti tą, kuris tave pakvietė. Nes būna, kad tas žmogus, kuris jūs pakviečia, kartais ir nedaro veiklos, ne, kaip mes žinom ir kitų lyderių, kur tas žmogus pakvietė, jisai tik vartoja produktą, jisai nevysto veiklos, bet tu esi tas žmogus, kuris vystai tą veiklą, ne? Tai va šitoj vietoj labai gerai yra, kad sėkmė priklauso nuo asmeninio darbo ir rezultatų, o ne nuo to, ar tu pirmas užėmei tą kėdę. Tai visiškai ne nuo to priklauso. Priklauso nuo to, kiek tu įdėsi meilės, įdirbio, disciplinos, atsakomybės ir tai duoda pačius geriausius rezultatus. Ir tokią frazę turiu užsirašius, kad Dievas nedaro favoritų. Kiekvienas turi tą pačią galimybę, tik klausimas, kiek esi pasiruošęs dėl jo dirbti. Mums yra visiems lygios galimybės. Ir, pavyzdžiui, mūsų veikloje juk tai yra viena iš vertybių. Taip. Visi yra lygus. Žmogus yra numeris 1. Ir tik nuo tavęs priklausys, kiek tu pasimsi iš tos kompanijos. Taip, Aš taip, kad yra taip. Nu gerai. Jeigu turite kažkokį mitą, būtinai komentaruose parašykite ir mes su Inga galėsime tai aptarti, jeigu mes nepakalbėsim. Gal, žinoma, mes čia 5 užsirašėm tokius garsiausius mitus, bet galbūt jūs patys susiturėt su kažkokiu tai mitu ir jums būtų įdomi, kokia yra mūsų nuomonė ir mes galėsim pakalbėti. Tai, ne? Per kitko, Aldutė pakomentavo, kad daro video irgi dalinasi apie Neolife bendruomenį ir gavau komentarą, gal tau vyro trūkumas. Oi. Kažkas, aš atsimenu, netgi iš tikrųjų sakė, kad gal meilužį susiradai, nes tu labai pasikeitei, tu tapai tokia pozityvi, tokia visokia, tiesiog tokia džiaugiesi viskuo, sako, tu čia gal meilužį susiradai, sako. Tai net juokėsi, sako, jo, meilužis mano Neolife'as, kuris būtent suteikia man visą šitą džiaugsmą, kaip sako, naujų gyvenimų. Tai va. Taip. Klausyk, Inga. Atsakyk į vieną mitą. Čia uždirba tik viršūnėlėje esantis? Ne, tai tu jau atsakėjai apie šitą jo. Tai kaip čia yra? Na gerai, kokį dar tau užduokim. Gerai, aš esu ekstravertas ir bijau kalbėti, ne? Tai kaip dabar yra? Vat noriu pradėti veiklą, bet ten bijo žmonių. Noriu pradėti veiklą, bet bijo žmonių, ne? Čia iš tikrųjų geras mitas, įdomus mitas iš tikrųjų. Daugybė iš tikrųjų žmonių pradeda veiklą šią nieko nežinodami, nieko neišmanydami. Lygiai tokia buvau ir aš. Aš kai pradėjau, aš nieko absoliučiai nežinojau. Aš apskritai bijojau, kažkokio tokio viešesnio bendravimo su žmonėm. Aš vengdavau, aš buvau ta tokia intravertė, kuri galiu bendrauti su pačiais artimiausiais ir tiesiog to tokio didesnio, viešesnio bendravimo vengdavau. Tai galiu pasakyti, kad viso šito yra ir išmokstama ir nereikia čia būti kažkokiu ekstravertu, kad tu galėtum dalintis šią veiklą. Nes tiesiog gali tai daryti ir tyliai, tiesiog dalindamasi savo patirtimi, nes kas tai yra? Mes tiesiog naudojame tam tikrus produktus, galbūt mes plauname galvą, mes valomės namus, mes stipriname save, savo imuninę sistemą, savo sveikatą.
Ir mes tiesiog tuo pasidaliname su aplinkiniais. Ir kai tu patiri va tą naudą, kai tu įgauni energijos, kai tu įgauni to džiaugsmo gyvenimu, natūraliai gaunasi, kad tu pradedi dalintis. Net nereikia kažkokių tai išskirtinių savybių, kad tu galėtum tai daryti. Lygiai taip pat, kaip mes irgi, nueinam į kiną, kad ir kokia aš būčiau, ar aš intravertė, ar aš ekstravertė, tai tiesiog man patiko filmas, aš pasidalinu juo, man negaila. Tik tai gaila, kad ten nemoka procento, už tai, kad tu pasidalinai ir gali jiems atnešti pelno. Šiuo atveju, tai labai yra faina, kad mes už tai, kad pasidalinam gerais dalykais, mes gaunam bonusą, ane? Žinai, man labai geras pavyzdys yra mūsų veikloj Audronė. Šitom žmogus nei matyti, nei girdėti. Taip. Bet jinai yra, kas, 2 rubinai? Taip. Tai yra tyliausias žmogus jaučinio life veiklo, kokią esu sutikus. Ir jinai daro, jai patinka vienas ant vieną, jinai kalbasi, jinai dalinasi, jinai įkvepia. Čia nereikia, žinote, būti kažkiam garsiam. Čia tau reikia būti autentiškam. Jeigu tu gimei originalu, tau nereikia tapti kopiją. Man jinai toks geriausias pavyzdys. Žiūrėk, Vaida parašė komentarą, kad tinklinėme marketinge yra prastos kokybės produktai, nes jų nėra prekybos centruose ar vaistinėse. Kaip tu atsakytum? Vajetau, iš tikrųjų tai, kadangi tikrai labai daug domimės tiek pačia produktų sudėtim, tiek kas nuguli tuose prekybos centruose ir tuose vaistinėse, tai ir tiek, kiek yra skiriama būtent visiem moksliniam tyrimam, kiek yra skiriama klinikiniam tyrimam, tai vienareikšmiškai tinklinio marketingo produktai visada yra daug geresnės kokybės. Aišku, sakysit, vaistinėje tai tikrai yra produktai, bet kadangi tikrai turime savo rate labai stiprių ir gydytojų, ir vaistininkų, ir tikrai yra tokių produktų vaistinėse, kur, tarkim, produktas su mėlynėmis, o mėlynės ten net šalia nėra stovėjusios. Tai čia buvo netgi labai pagarsėjęs ir viešai buvo paskelbta ta informacija, kad atrasta vaistinė produktai, kurie visiškai netitinka tai, kas parašyta pakuotėje. Tai aš manau, kad visada reikia tikrinti, visada reikia būti kritiškiam ir skaityti etiketes, skaityti, kas yra parašyta, nes tai, kas yra vaistiniai, tikrai nebus 100% tai, kas parašyta. Sutinki, Giedrė? Iš tikrųjų, nes pas mūsų yra tas nuo lauko iki stalo, atsekamumas, visa kita. Ir dar kitas dalykas, čia tiesiog tu perki tiesiogiai iš kompanijos, o ne dar per kažką tai, ne? Ir tai irgi sutrumpina tą visą pardaviminį tą procesą, tai man irgi duoda didelį tokį pasitikėjimą, kad tu tiesiai pasiemi viską iš gamintojų, ne kažkur tai lentynose stovi. Ir manau, mūsų kompanijos ir skirtinumas yra tai mokslo patarėjų taryba, kad ant visų produktų yra dedama SAB ženkliukas, kuris žmonės, suprantat, su 40 metų patirtimi, jie tikrai nenorės susigadinti savo vardo, ir dėti ant bet ko. Ir tie klinikiniai tyrimai visi atliekami su žmonėmis, tau yra visą tai pateikiama. O galbūt kitur nuėjus negausi tiek vertės. Tai aš mūsų čia esu tikrai dėl to. Edita rašo, daugiausiai bijo, nes galvoja, kad reikia eiti siūlyti nuo durų iki durų, kad kažką parduosi. Jo, man nepavadino vieną kartą, sako, ai, čia ta kataloginė. Ta prasme, aš galvoju, kad čia nuo kokio katalogo viršelio, žinai. Bet čia pasirodo, kur ten su katalogėliais laks. Tai
čia viskas vyksta kitaip. Tikrai Taip, kitaip. tikrai. Ir va čia galbūt, žinai, iš to Editos komentaro, kad ne nuo durų iki durų, nu taip, čia gal nežinau, čia nuo senų laikų yra tas toksai, nes būdavo tie tiesioginiai pardavimai, kur eina, vaikšto, siūlo, ateina į ofisus, ten visokius kvepaliukus rekomenduoja ir taip toliau, tai galbūt čia, žinai, iš va to tokios patirties. Bet tikrai šiandieninėme gyvenime yra labai daug kitų būdų, kaip galima daryti ir tikrai nereikia, niekas ir nebevaikšto su terbytėm. Ir aš manau, žinai ką, ir iš to pačio mito, iš to pačio pasakymo yra dar toks vienas mitas, apie kurį aš iš tikrųjų labai norėjau pabrėžti, kad tinklė rinkodara tai yra nerimtas darbas. Tai jo, tai čia, žinai, yra vaikų darželis, čia yra žaidimas, čia yra hobis, galbūt irgi, kažkas galvoja ir kad, esu irgi girdėjusi, kad gal tu pagaliau užsim kažkuo rimtu. Žinai, kaip sakau, rimtas, nerimtas, bet jeigu čia gali uždirbti vidutinio Lietuvoje, minimum vidutinį atlyginimą, tai aš nežinau, ir čia dar nėra lubų, čia yra, kyli, ir mūsų rate, pati Giedrė, tikrai uždirbi daug daugiau negu vidutinis atlyginimas ir naudojasi visom galimybėm. Bet ką aš labai labai norėjau pabrėžti, kas tas yra rimtas ir nerimtas. Tai, tarkim, jeigu aš atidarau savo verslą, kur aš atidarau parduotuvę kažkokią, ieškau tiekėjų, kuriu reklamą, pagalvokim, kiek man tai yra išlaidų. Kiek aš patiriu reklamai skirdama, kiek aš patiriu nuomai skirdama, kiek aš patiriu, jeigu nepati dirbsiu 24 valandas per 7 dienas, tai kiek aš turėsiu ir darbuotoją kažkokį gal samdyti. Tai kiek yra išlaidų patiriama. Tai šitas verslo modelis yra visiškai ir labai paplitęs ir tiesiog tai yra kompanija, tai yra mes, kurie dalyjamės ir visa ta grandinė susiaurėja iki 3, kaip čia pasakyti dabar, 3 žmonių, tai yra klientas, mes kaip konsultantai ir kompanija, ir kiek yra sutaupama ir visa tai, kas yra sutaupama, yra išmokama žmonėm. Tai žmogus savo, besidalindamas gerais dalykais, gali užsidirbti pinigus. O jeigu norite, gali grandinė sutrumpėti iš viso ir gali pirkti tiesiogiai iš kompanijos aukščiausios kokybės produktus. Tai Palaukite, aplodismentai. Jo, tai čia iš tikrųjų yra nuostabus verslo modelis ir tai yra tikrai pats rimčiausias ir labai daug, tarp kitko, ir iš verslo srities žmonių pamato šią galimybę ir pereina ir gyvena laisvų grafikų ir dirba tada, kada nori, keliauja, nes tu gali dirbti iš visų pasaulio šalių, kur nori sėdėdamas, nes tau reikalingas tik telefonas ir internetas. Jėzu, kaip čia nerimtai skamba. Kaip čia nerimtai skamba. Dar vieną mitą Vaida parašė, labai noriu atsakyti. Pažįstama yra sakius, kad Neolife turi savo mokslininkus, tai juos ir deda reklamai. Noriu pabrėžti, kad Neolife'as turi nepriklausomus mokslininkus. Jie nepriklauso Neolife'ui. Tai reiškia, kad Neolife'as jiems neįrodinėja, kokį tu turi sukurti produktą, kada tas produktas turi paleistas būti į rinką ir iš ko jisai turi būti padarytas ir panašiai. Tai yra nepriklausomi mokslininkai, kurie, pavyzdžiui, karotenoidą kūrė 8 metus ir tada sako Neolife'ui, klausykit, ar jūs norit ant šitokio vertingo produkto, su kuriuo atliktas daugybė klinikinių tyrimų, uždėti savo vardą. Ir Neolife'as, kadangi tai produktas atitinka jo vertybės, jisai ir jį ir pasiema.
Nes yra kitos kompanijos, kurios, pavyzdžiui, ten sako, mes turime savo laboratoriją, kurioje galite pasidaryti kraujo tyrimus, kurie jums pasakys, ko jums trūksta. Aš pasitikėčiau nepriklausoma, tai, kas nepriklauso kompanijai ir kas nevadovauja jai. Ir tai parodytų tokį kaip sąžiningumą, tikrumą, kai tai nepriklauso kompanijai. Man tai yra be galo svarbu. Ir kalbant apie tai, ar tai yra rimtas verslas, tai yra disciplina, įgūdžiai, lyderystė, čia tiek dalykų yra. Aš nesakau, kad čia yra lengva, bet čia yra taip verta neišpasakyti. Tikrai. Ir aš kaip visą laiką sakau, aš atėjusi čia, jau esu 17 metų ir aš čia būdama tiek naudingos informacijos išmokau, tik čia būdama, ne mokyklai, ne universitete, čia. Ta informacija, kuri aš naudoju kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną ta informacija yra, kuri yra naudinga ir tvarkyti su finansais, ir būti sveikai, ir kurti santykius, puoselėti, mylėti save ir taip toliau, žinai, daug dalykų, kurie susideda, kurie stiprina patį žmogų. Tai va, Edita dar vieną parašė, kad jo dar vienas mitas. Mane nori įtraukti ir iš manęs turėsi, tipo, žinai, čia dabar padarysi to pinigo. Dar daug kas bijo, kad prisijungus reikės pastoviai pirkti, nori ar nenori. Tai čia ateina iš kitų kompanijų. Kitos kompanijos va taip dirba, ne, kad tu esi įsipareigojęs, ten būna nemokama registracija, eilė tu tik prisijung, tada tu esi įpareigotas kas mėnesį daryti užsakymus. Čia tu niekam nesi įsipareigojęs. Todėl, manau, šitoj vietoje yra labai svarbu pasirinkti, su kokia tinkliniu marketingo kompanija tu nori eiti. Nes visur yra skirtingai. Ir tiesiog užduokite daug jums svarbių klausimų, kuriuos jūs bijot, ir tegu tas konsultantas jums atsako. O jeigu jūs norite išgirsti apie mūsų veiklą, tai jūs matot tokią liniją eina. Pirmadienį 19 val. Bus Zoomas, kurioje mes papasakosim apie vieną tinklinį marketingą, kur aš esu 15 metų. O Inga kiek? 17. Ką žia, ne per ilgai. Ne. Ir žinok, aš kaip sakau, šitas pasirinkimas buvo antras geriausias mano gyvenime. Nes pirmas buvo mano vyras, o antras tai buvo, kad aš tikrai nepraleidau pro rankas, akis ir ausis Neolife'o. Tai tikrai. Tai va, Giedrė. Vaida, pavyzdžiui, labai gerai tau, kai buhalteriai tokį, žinok, vieną pateikė. Dabar gausi atsakyti. Dauguma žmonių neturi laiko pasyvioms pajamoms. Jie tiesiog pavergti aktyvių pajamų. Įpratę būti darbuotojais. O turėtų atsibusti, kad kol jie yra sveiki ir jie turi jėgų, jie reikalingi, o vėliau yra pakeičiami. Tai musek apie tai, kad tas darbuotojo mąstymas, ne? Ir kaip tik man vakar seminarą tu atsiuntei apie tai. Truputį gali paminėti. Jo, iš tikrųjų, kol mes esame jauni, mes turime, apskritai čia jau yra galbūt dar netgi kita tema, kad pajamų šaltinių mes turėtumėm turėti kuo daugiau, ne vieną. Tai aš manau, kad kaip tik, kol mes esam jauni, mes turime atrasti būdų išmėginti, nes jeigu mes visada gyvensime su tuo, kad aš mokausi, einu dirbti, mane pasamdys ir aš ten visada dirbsiu ir kaip sakau, net nežinau, kaip pasakyti, tas toksai darbuotojo mąstymas, žinai, kai tu tik eini, atidirbi, uždarai duris, išeini, o paskui tiesiog ant sofkutės ir koks serialiukas. Tai su tokiu mąstymu mes nieko absoliučiai nesukursim. Ir nei pats kaip žmogus tu augi,
nei tu turėsi paskui ramę ir tą tokią saugią ateitį. Bet dar čia yra toks dalykas, kad tinklinis marketingas, žinok, tai yra profesija. Labai puikia profesija, kurią mums reikia tiesiog truputėlį išmokti ir reikia gero vedlio, kad per visą tai eitų. Ir tiesiog, žinai, aš jau tavęs klausaus ir pas tavęs jau nebėra to darbuotojo mąstymo, tau labai sunku jau sudėlioti, kaip ten viskas vyksta. Turim dar kokių? Dar turėjau tokią vieną mintį, palauk, tu čia dabar kalbėjai apie paskutinę tavo mintis, žinok, ir nuplaukė. Čia buvo apie... Jeigu turite komentarų su dar kokį mitą. Ai, apie profesiją. Jo, apie profesiją. Ai, va, ką norėjau paminėti. Žinai, kaip iš tikrųjų va būna, aišku, kodėl dar žmonės kartais nusivilia tą tinklinę rinkodarą. Jie ateina, jie dar dirba, kažkur dirba, jie ateina į tinklinę rinkodarą ir galvoja, kad, čia skirdami gal ten 10 ar pusę valandos ar valandą per dieną, aišku, labai gerai ir tiek, kai skiri, bet kai skiri tik tais tiek, o tikiesi labai daug, žinai, tie lūkesčiai tokie, tai aišku, kad nebus to rezultato, nes tiesiog va tas darbuotojo mąstymas yra tada, irgi kai žmogus ateina ir tikisi, kad už jį padarys. Ane? Vat, aš, sakykime, tarkim, esu rėmėja ir vat rėmėjas turi man parodyti, rėmėjas man turi pamotyvuoti mane, rėmėjas, tarkim, ten turi dar kažką padaryti, man viską turi duoti, o aš tik pasėdėsiu ir palauksiu, kol va tie pinigai man įkris į sąskaitą. Ir, žinai, tada būna tas toks nusivylimas, kad čia neveikia, čia nieko gero ir taip toliau. Tai, jo, tas darbuotojo mąstymas iš tikrųjų, jis turėtų pakeisti, mes turime mokytis, mes visą gyvenimą turime mokytis kažko naujo, kad norėdami nesenti net. O tau. Tai žodžiu, Ingrid, čia yra taip, atsakykim bendrai gal visi ir komentaruose, kad norint sėkmės, čia reikia daug pažinčių. Pavyzdžiui, aš gyvenu tokiam Jucaičių kaime. Žodžiu, labai čia pas mus, žinok, 3 gatvelės yra ir aš visada turėjau svajonę, kaip čia visos tos 3 gatvės tikrai naudosiu Super 10 ir LDC. Po truputį man sekasi į tas trobeles įeiti, nes man labai rūpi aplinka, kurioje mes gyvename, ne? Ir ar čia reikia, žinai, ten kiti sako, ai, tu kirpėja, tai tu čia tų žmonių sutinki ir sutinki, tai kaip čia yra, tai žodžiu, kad mitas yra, kad čia turi, žodžiu, visą pasaulį pažinoti, kad tu galėtum šitą veiklą vykdyti. Tikrai ne, vat kaip ir tu sakai, tu iš Jusaičių, bet tavo komanda yra ir iš Airijos, ir iš Norvegijos, ir iš Danijos, ir iš kokių dar šalių. Tavo tai yra Australijoje? Mano viena mergina yra Australijoje, mano viena... taip pat aš turiu ir Londone, ir Anglijoje, ir Airijoje, ir Norvegijoje, ir kur dar, ir Vokietijoje. Tai va, iš tikrųjų nereikia turėti pažinčių, nes atėjo žmonės, kurie lygiai nori tos pačios galimybės, nori galbūt to pačio produkto, galbūt nenori veiklos, bet nori tiesiog naudoti savo produktus savo šeimai. Tas žmogus gali pažinoti kažką, kuris tiesiog rekomenduos, sakys, tu irgi pabandyk tos produktus kažkokiam savo artimam, o tas artimas, jisai gal užsinorės veiklos ir tada jau, kaip sakau, ir tada tas tinklinis marketingas taip tinkliškai ir plečiasi ir tada tu gali net nepažinoti daug savo komandoje žmonių, bet tavo komandą pažinoti gali daug kitų žmonių. Tai čia toksai tinklas, ane? Tai tikrai nebūtina. Tiesiog pasidalinti šalia esančiam, su kuo jūs bendraujate, o jau toliau gali viskas plėstis. Nuostabu. Manau, dažniausiai šita veikla galbūt nusivilia tie, kurie tiesiog tikisi greitų rezultatų
tada bandom kažkaip visą tai pateisinti arba kažką tai apkaltinti, nes šita veikla, ko labiausiai reikalauja, tai yra disciplinas. Disciplina, o šiai dienai aš suprantu, kad disciplina yra tiesiog meilė sau. Aš renkuosi. Nieko nedaryti irgi yra sunku, žinokit, bet daryti irgi nėra lengva. Bet yra tiesiog vertė yra visai kita, ne? Visiškai. Taip, visiškai. Ir tikrai labai geras Vaidos komentaras, kad vienas iš privalumų Neolife, kad galiu keisdama gyvenamą vietą, verslą persikelti ten, kur keliauji. Iškeliauji ir tu. Visiškai teisingai. Tai čia iš tikrųjų yra tas labai didelis privalumas, kad aš sugalvojau iškeliauti į Ispaniją gyventi ir mano verslas keliauja su manim. Ir kas dar, man kaip mamai, kai irgi turiu daug vaikų, tai ir verslas yra paveldimas, kas man irgi yra labai vertinga, kaip sakau, ta vertė. Tai nuo mitų perėjom prie verčių ir iš tikrųjų koks nuostabus tas mūsų verslas. Tai reikia gal jau išsikelti sekančią temą. Labai ačiū, kad penktadienį mes čia turim net 18 žmonių susijungusių, kurie dar prisėdo prie vakaro filmo. Ir mes norime su Inga jūs pakviesti į jūsų Smart Startą. Tai yra toks išvertus protingas startas. Ir tai jau bus šį pirmadienį, 27 dieną, 17 val. Tai yra per Zoom. Ir jeigu tu nori nuorodos, kaip prisijungti, tiesiog pakomentuok noriu. Ir viskas. Ir mes tavo atsiųsim nuorodą, niekas nereikės mokėti, nieko. Tiesiog ateik ir pažiūrėk, koks gali būti protingas tavo naujas startas. O mes, manau, turėsime daug gerų, naujų tiesioginių transliacijų. Ir dovanų atėjusiems į Smart Start. Taip, visi tie, kurie ateis pasiklausyti Smart Startą ir išbus iki renginio galo, gaus mėginėlius dovanų. Uždėkit laiką, jeigu bent tai jums patinka. Rūta rašo, man labai patinka šioje veikloje, kad šioje veikloje tai, kad jis tavęs laukia, kol išmoksi, laukia, kol pereisi tai, kas čia vyksta. Taip, visiškai. Rūta, čia toks faktas geras. Pavyzdžiui, kaip irgi viena konsultantė, ten atsitiko gyvenimas, bet tu jau buvai padaręs žingsnį. Čia viskas toliau vyksta, net jeigu tu ir truputėlį atsitrauksi. Šita veikla tavęs visada laukia. Ir gali pasirinkti, taip, ir gali pasirinkti tą savo tempą, ir gali tu daryti ir mokytis tiek, kiek tu gali, ir tiesiog ateina palengva, taip kaip tokiu tempu, kuris tau yra patogus. Jo, tikrai fainiai. Kokia graži pabaiga. Tai ačiū visiems. Tikrai. Iki sekančių vakarų susibendrausim ir jeigu norite dalyvauti Zoom'e, tiesiog parašykite noriu. Tai gražaus vakaro, gero filmo. Gero savaitgalio, laimingai. Gerų pabendravimų. Jo, gerą savaitgalį, viso.